Labas, aš Indrė ir mėgstu mieste vaikščioti su nubėgusiu tušu, bet apie viską iš pradžių. Labas rytas, arba diena, arba vakaras, nežinau, kada žiūri šitą video, bet man rytas. Tai šiandien tokia nusimato visai įdomi diena, tai nusprendžiau nufilmuoti ir YouTube video, pasimti jūs kartu su savimi. Turiu namų darbų studijuoju audiovizualinės medijos kūrimo, tokius kaip kursus turiu online, tai namų darbam turiu surasti kelis plakatų pavyzdžius, kurie man atrodo geri ir kelis, kokie atrodo blogi. Tai eisiu į miestą jų ir ieškoti, fotkint ir tuo pačiu labai norėčiau turėti tokį solo mini date su savim. Užmigdžiau vaiką, paliksiu vyrui kamerą stebėti ją ir pasistengsiu per tą laiką, kol jį miega, apsisukti. Tai va, tai nieko nelaukiam, varom ruoštis ir keliaujam. Tikiuosi pavyks kokį deserčiuką suvalgyti, gal gėlių nusipirkti. Nors gėlės tai pakankamai toli ta parduotuvė, kur norėčiau nueiti, tai nežinau kaip pavyks. Pasižiūrėsim su laiku, su oru, kaip gausis, nes kol kas neatrodo labai gerai. Tai varu ruoštis, plaukų net netiesinsiu, nes matau, kad neverta. Ir keliaujam. Čia visą laiką praeinant pasidžiaugiu, kad taip gražiai žmonės pasipuošia. Ir į gatvės pusę, kad visi matytų ir džiaugtus. Pasiėmiau dar šokolado, nes jau visai namie nebeturiu. Kaip nieko nesimato sningai akis. Galvoju nueiti kelias padėvėtų rūbų parduotuves, nes po Helovyno turi visokių kostiumų. O man makiažam visokios kepurės, šalmai ar ten, nežinau, aksesuarai labai tinka ir jau matau iškart, kad yra. Kai kurie kostiumai tai kosmonautiniam kainom buvo. Pavyzdžiui, šitas 18 eurų. Kelnes ir švarkelis toks 18 eurų, sintetinis ir padėvėtas. Jeigu jau užsuku į šitą parduotuvę, tai va šito skyrelio negaliu praleisti, nes jis tiesiog žiauriai traukia akį, labai įdomus tie visi tokie dekoracijos, žvakidės, puodeliai, čia visko atrodo gali rasti, bet nesu nieko nusipirkus, nes tiesiog neturiu kur dėti. Tame Vikinge ten nieko gero nebuvo, nes buvo tik tais arba labai maži vaikam, arba buvo kalėdų seneliai, kas ten dar ugniagesiai, aš nelabai tokį makiažą pasidarysiu. Tai žodžiu, nepasiėmiau nieko, o dabar, gal grįžtant užsuksiu kokią Humaną ar kažkur tokiu pakeliui, o dabar dar keliauju kažkokį plakatų ir dar gėlių labai noriu nusipirkti. Tai dar nubėgsiu į gėlių parduotuvę. Dar bėžkant tų plakatų, pagalvojau, kad aš visai esu netoli eglutės, o aš dar nemačiau jos įžiebtos. Tai einu pasižiūrėti. Ir po to sužinojau, kad ta eglutė tam tikrais laikais, gal 3 laikai yra, jinai sukasi. Nu, jeigu nesnigtų, tai tikrai varyčiau pačiuožinėti, bet kai pasninga, man atrodo labai sunku čiuožti. Ir 3 sekundės pastovėjus supratau, kad reikia varyti, nes po to nebeturėsiu tokios galimybės. Na, sakė, kad dabar kaip tik. Nu, tai čiuožiam. Jau atvariau pasimatymą su savim, tai darom. Sušalusios rankos, žiauriai sunku užsidėti. Neklauso rankos, ne? Nukeliaujam. Gal tą pasimt pingviniuką?
Aš dabar net editindama video esu šokė, kad taip atrodžiau ir nieks nesakė. Va, labai trumpas pasimatymas su savim, bet vaikas atsikels, tai skubu. Labai šiaip smagiai paslidinėjau, tik tais tiek, kad, aišku, kaip ir galvojau, tas sniegas neprideda to geresnio slydimo ir pačiūžos. Aišku, pačios prasčiausios nupirktos, nes čia nuomai mes savo pirki. Tai irgi tikrai ne čia žiauriai gerai, bet smagu buvo vis tiek. Ir daug žmonių po to prisirinko, pamatė, kad smagiai leidžia laiką. Čia žiauriausias apšvietimas. Aš ateinu, susakau kakavos ir bandelę, pasižiūriu į telefoną, kaip atrodo mano plaukai. What? Čia lankom tušas. What? Mažas mano ekraniukas žiauriai yra kameros. Aš nematau, kad aš esu čia visą juodais pakeis. Aš pažiūrėsiu, nuo kada aš tais juodais pakeis. Ir jeigu aš ir čiuožinėjau taip, ir dar su daugiau žmonių kalbėjau, tai kodėl nieks nepasako, tau čia žiauriai tušas nubėgęs, žiauriai, ne tai, kad tiesiog čia kažkiek, da, tau žiauriai tušas nubėgęs. O desertą pasiėmiau cinamoninėje, nežinau kaip lietuviškai tarės šitas jų pavadinimas, bet man ir neteks, manau, prisiminti jo. Jie kaip ir specializuojasi, sakykime, reprezentuoja save kaip bandelių cinamoninių namai, kavinukė, bet ta bandelė buvo tikrai ne iš tos dienos, ne iš vakar, gal iš užvakar kepta, tokia kieta, o kakava vandens skonio, tai, ten tikrai jau antrą kartą nebeisiu. Tai, bet labai norėjau valgyti, tai tiesiog pasėdėjau šiltai, atsigėriau to vandenuko ir iškeliavau į Pepko. O į Pepko atėjau ieškoti drobių ir kokių nors dažų, gal akrilinių, nes noris kažką tai jau nuveikti ir namuose, kai tokios trumpos dienos, bet va drobės tai tokios su paveiksliukais tik buvo, dažų pasiėmiau ir dar radau tokių kalėdinių gražių visai kilimėlių. Nusipirkau Pepko tokių akrilinių dažų ir tą kilimėlį visai man patiko. Ir varau namo, nes tiesiog toliau sninga ir bijau, kad vėl taip pat atrodysiu. Grįžus namo ir pavalgius, kimbam puošti eglutę. Kai apsigyvenom kartu su vyru, nusprendėm, kad kiekvienais metais padarysim tokią tradiciją, nusipirksim po vieną gražų žaisliuką, tai kelis, tokius, sakykime, išskirtinius jau turim. Ir iš Douglas renginio žaisliukas nugulė ant eglutės. Ir kaip ir kiekvieną vakarą sėdam prie kompo mokytis, šiaip žiauriai nerealūs kursai. Kai pasibaigsiu, tai tikiuosi, kad gal ir YouTube'ai pasidalinsiu visais rezultatais, portfolio. Na, o užkulisius, kiek jau ten įmetu, galite rasti ir pas mane story Instagrame. Tai pajungiu Zoom'ą ir laukiam dėstytojo. Pankrokas, jie ėjo anti tos aiškumo, antiestetikos. Montuoju video ir pamačiau, kad aš su jumis neatsisveikinau, tai gražių ir jaukių jums artėjančių švenčių. Prenumeruokit mano kanalą, jeigu to dar nedarot, paspauskit like, pakomentuokit, būsiu labai dėkinga ir susimatysim jau kitą kartą. Čiau!